paskaita šiandienos tema, kadangi jūs pagrindę šiandienai turbūt visi žinome problemą sprendžiame su akimis, su regėjimu. Tai kadangi praeitais tiksliau metais pats turėjau stovyklą, čia pirmą Lietuvoje turbūt, kur iš 13 mano žmonių grupės 9 per savaitę paliko makinius. 4 nepaliko. Tai va dabar tos priežastys, kodėl jie negalėjo atsikratyti akinių, aš šiandien kažkiek pakalbėsiu. Nes pasirodo, kad tiek dirbant Nobekova metodiką, tiek ir Ždanovo profesoriaus metodiką, nu, tiksliau ne viskas pasakyta, ne viską informaciją pateikė. Ir kadangi pats jau beveik daugiau 30 metų dirbu su stuburais ir galiu pasakyti, kad ne vien tik tai akys jūsų priklauso nuo pačių akių būklės, bet ir nuo stuburų būklės. Taip, kad mes šiandieną bandysime apžvelgti, kokios problemos yra su akimis ir su visomis kūno dalimis, kurios yra surištos su jūsų kitomis dalimis, tokiomis kaip vidaus organas. Nu, turbūt apie save su daug nekalbėsiu, radot internete, kas norėjo pasiskaitė, nemažai metų pradirbau kariniuose struktūrose, perėjau į vadinamą natūralią terapiją, už tai, kad vis dėlto metodai, kuriuos naudojo karinė medicina, šiandienai tikrai yra gana aktualios ir gana veiksmingos. Nes vien tik taip rezultatas tas, kad apie 80% cheminių vaistų jie nenaudoja, kai mes naudojam civilinę mediciną. Tik 20% eina cheminiai vaistai. Mes šiandienai čia turime atvirkščiai. Tiek, kad šiandienai galim drąsiai sakyti, kad tokios ligos kaip akių ligos, kataraktas ir glaukoma ir kitos, paprastai jos be nieko neatsiranda. Jos neatsiranda per vieną dieną arba per vieną mėnesį. Jos kaupiasi metų metu, kur galiausiai paskiau išlenda. Ypatingai analizuojant tokias problemas kaip onkologinės problemas, vieninteliai pas mus turbūt galime visi nežinome, kad akys niekada onkologijos neturi, kaip ir širdis. 2 organai, kurie nėra onkologikus. Kodėl kariškiai taip pat niekad neserga onkologija? Kuriuom niekas nenori pasakyti, dėl ko. Kodėl sūriam gyvūnai vandenyje gyvenantys niekad onkologija neserga, jų net užkrėsti negalima. Bet jeigu mes žinotume šitą visą priežastį, dėl ko šitiek yra, mes tikrai tokios šiandieną baisios rykštės kaip onkologija, kuri užima antrą vietą po širdies ir kraujagyslių ligų, tikrai neturėtume. Bet deja, nu jau aš nenoriu taip jau savo kolegų darbą peikti, bet deja, vis dėlto daugėje sričių šiandieną pasidarė verslas, o ne gydymas. Kai kam turbūt ir teko pačiam ant savo kalių patirti. Dabar kalbant akies, mūsų kūnas sudarytas, turbūt žinome, anatomijos labai neaiškinsiu, sudarytas iš organų, kurie tarpusavy labai glaudžiai susiję ir jie negali vienas be kito funkcionuoti normaliai. Ta turbūt žinome. Motina gamta taip surėdė tobulai žmogų, kad jam nieko nereikalingo, sakau, negražaus nedavė. Ir visų organų mes faktiškai turime po 2. Poriniam pasauliu. 2 akys, 2 ausys, 2 rankos, 2 kojos. Ir net ir vidaus organai turi visi po porą. Dėl ko taip yra surėdyta, kad esant sutrikimams arba nustos funkcionuoti vienam iš organų, jų funkcijas laikinai gali perimti kitas porinis organas. Pavyzdžiui, angina kas? Apendicitas. Angina pašalino apendicitą, tuo pat reikia šalinti, arba atvirkščiai. Dauguma žmonių, kurie pas mane ateina, dirbu šiuo metu šiandienos klinikoje, kurie ateina labai dažnai matosi. Nėra apendicitų, tai jau reiškia nebus ir anginos.
Vat matot, mes niekada anksčiau šito dalyko nepagalvojom. Širdis, blužnis, kepenys, kasa. Nei vienas žmogus cukrinį diabetą sergantis niekada nebus su sveikomis kepenimis. Kaip taisyklė. Analizuojant kasos veiklą, kepenys taip pat susveika. Kaip nekeista, šiandieną turbūt kas trečias pacientas pas mane ateinantis ateina su vadinamu padidėjusiomis, suribėjusiomis kepenimis. Kodėl dabar šitie pasitikę pas mus? Ir koks ryšys atrodo tarp kepenų ir tarp insultų? O pasirodo labai glaudus. Visų pirma, mityba. Kiekvieno organo mityba turi turėti atitinkamą kiekį maistingų medžiagų, kraujo, deguonies. Ir va šitos maistingų medžiagų visą paskirstimą pas mus kepenys kaip tik tai reguliuoja. Reikia skrandžio sultis, žino ko skirti. 12-pirščiai žino, ko reikia šarmų. Jeigu jūs valgote vegetarinį maistą, žolės, vaisius, daržovės, jūs funkcionuoja pagrindė kas? 12-pirščiai. Valgot mėsą, valgot baltyminės medžiagas, funkcionuoja skrandis. Tačiau, mėlyje, mes nepamirškime vieną dalyką, kad skrandis pas mus išskiria sultis, kuris mes labai dažnai sakome padidėjo rūgštingumas. Mėlyje, analizuojant skrandžio rūgštingumą, dar nei vieno žmogaus Lietuvoje nesutikau su padidintu rūgštingumu. O vat refliuksas iš kur atsiranda, tai yra kita priežastis. Tai rodo, kad mūsų organizme vožtuvas į skrandžio stemplę neužsidaro. Ir tuomet skrandžio sultys įskirtos, kur pakyla į stemplę. Iš čia pradeda ką? Virškyti. Atsiranda graužimas. Kaip tokiu atveju mūsų paprasta oficialio medicina daro? Sodos. Geriamosios sodos. Bet mes ką to padarome? Mes iš karto skrandžio sulčių koncentraciją sumažiname. Ir papuolęs maistas, ypatingai mėsa, visos baltyminiai produktai, gyvuliniais kilmės, jie tampa nesuvirškinami. Ir atsiranda kas puvimas. Va tas toksinės medžiagos puvimo produktai pas mus kraujas išnešioja po visą organizmą ir tuo pačiu į kur jie kitės. Ir nieks paprasčiausiai pas mus žiūra netikrinam. Yra bendra mūsų viso organizmo tokia savybė. Ten, kur yra susiaurėję kraujagyslės, kurios negali praeiti kraujas, tuo vietoje pas organizmas, ką daro, tuo vietoje kelia temperatūrą. Už tai, kad į mediciną visuomet naudojama termografinį nuotrauką. Tai yra kas tai termografinį. Vat namus, pavyzdžiui, kur šaltis išeina, tai mes patikrinam. Šalta čia reikia saugoti. O žmogui, kiek žinau, vienintelė veterinarijos akademija Kauno turi tik tai tą aparatą, kuris irgi ne milijonas kainuoja, daug pigiau, kurio galima gyvuliukams patikrinti. Ten, kur yra uždegiminiai procesai. Jeigu aš dabar darau žmogaus termografinį nuotrauką, aš iš karto per 10 sekundžių aš jau galiu pasakyti, kur yra uždegiminis procesas. Ir man nereikia žmogui siuntinėti per 10 gydytojų. Iš karto parodau, čia temperatūra padidėjo iš čia. Ir iš karto tuomet imėsi priemonių, dėl ko jinai padidėjo, nes be priežasties nieks neatsitinka. Akių problemos paprastai kaupiasi žmogui tiek metų, kad reikia akinių nešioti. Kai kam daugiau. Va turim 4, čia Lietuvoje 90-mečius, kurie šiandien puikiausiai skaito be jokių akinių. Kurie nežino, kas yra danties skausmas. Kurie nežino, kas tas sąnarių ligos. Ir kada analizavau jų gyvenimo būdą, paaiškėjo tą, ką mes šiandien elgiamės su savo kūnu. Tikrai nieko nuostabaus. Galime pasakyti akademikų Nemulavino žodžiais tariant, liga tai yra būsena, į kurią įveda pats žmogus. Tol, kol mes šito dalyko nesuvoksim ir nešalinsim priežastį, labai teisingai Hipokratas savo laiku yra pasakęs, kad kiekvienos ligos pagrindas yra priežastis, kurios nepakeis jokie vaistai. Reiškia, galima sakyti, kad nėra vaistų nuo ligų. Šiandien apie 50% yra ligos nuo vaistų. Taip, kad mes nenorim garsiai kalbėti apie tai, kad kiek pašalinių
simptomų sudaro mumis šiandieną vaistai. Žmogui susaudo kepenis, jis ieško vaistų nuo kepenų. Bet jis nežino, kaip tie vaistai veikia jūsų vodinį organą kasą. Jeigu mums suskaudo dantį, kur mes einam? Odontologą, kad jis išgręžtų, ištrauktų, išmestų, užgambuotų. A kur priežastis viso šito? Reiškia kalcio sutrikimas organizme. Tai pirmoje eilėje, kas į tą sutrikimą sukėlė? Jūsų vidaus organų būklė. Kada atstatinėjau stuburų žmonėms, kiek metų atrodo statai praėjo maina, kitas ir vyris kreivas. Bet aš nepašalino priežastį, mus anksčiau taip mokė. Stuburas kreivas tiesinam, koja trumpesnė, tempiam. O dėl ko nepatrumpėjo? Mums lengviausia. Simptomų šalinimas yra laikinas dalykas, lygiai kai galvos skausmą nusistar mano nuimėti. O priežastis tai liko pas jūs. Ta liga jinai toliau plečiasi, progresuoja. Ir su kiekvienais metais mes reikalauja organizmas daugiau ir daugiau vaistų, tokių cheminių stiprių preparatų, kurių šiandienai net, kai paskaitai, tai mano viena gera močiutė pažįstama sakė, aš žiūrkim tokių vaistų neduosiu, nes ilgai kaikintųsi. Bet šiandienai tokia yra sistema. Ir čia mes taip nepakeisim. Man teko pavažinėti po pasaulį, pažiūrėjau, kaip kitose šalyse, valstybėse šitą sistemą. Laikosi tas pats, mėlyje. Da mes Lietuvoje turim tik tai džiaugtis, kad mūsų da tokia gydymo sistema. Turbūt man teko pabuvoti, kas buvo Airijų, Norvegijų, žinot, kad tenais. Pirštą įsidūrė, vienam mano pažįstamam, buvo lykalį, įkrito geležies gabaliukas. Darė pilną narkozę. Jis skaičiavo 11 000 eurų. Bet tokia yra gydymo sistema. Ką padarysi? Taip, kad mes kartais dažnai keiksnojam mūsų medikus ir tą sistemą, tačiau, kai esi pabuvęs užsienyje, tikriausiai pamatysit. Sakysi, tik tai važiuoju čia, bet geriau galbūt eisiu irgi ne į mūsų oficialias poliklinikas, bet eisiu pas privačiai ir panašiai. Šiandienai tikrai nemažai. Ir tikrai privačių klinikų šiandienai rezultatai, metodai tikrai efektyvesni. Nu, aš neskaitau, ten kai yra neurochirurgijos problemos, kada operacijos kojas ant rankas reikia prisijūt nupjauti. Aišku, didžiuliai pasiekimai padaryti šitoje srityje ir mes tikrai turim džiaugtis, kad taip yra. Bet kaip vidaus organų problemas šiandienai sprendžiame ir panašiai, nu tai aš nežinau, čia jau truputį gal tikrai jau kai kuriuose vietose persimėti jų vadinamą verslą. Kalbant apie kaklą, kodėl aš jam ypatingą dėmesį skirsiu, nu senėlių turbūt pas mus su kakliuku dirba, tačiau, mėlyje, neužmirškime vieną dalyką. Kur priežastys reikėtų pirmiausiai išsiaiškinti, kodėl mūsų akytėse susidaro tokios problemos, kodėl silpnėja regėjimas. Vienu žodžiu, pradėkime nuo kūdikio. Mes visi gimstame toliaregiai. Ir bendra nuostata. Trumparegystėje gimė patys. Nuo per ilgai arba prieblandoje, arba įtemptų akies obalį palaikančių raumenų ilgo laikymo. Va čia mūsų yra problema numeris 1. Ir pradedant nuo pat vaikystės. Vien tik tai, jau pasižiūrėkite į kūdikį, jis guli vežimėlyje, ir jūs prie pat jam nosies, prie pat akių padėjote su barškučiu, kad pastebėjau tuos virtinėlį žaisliukų. Jis lyg tai rankytę stengiasi neimti, nors iš tikrųjų juos neima, jis stumia nuo savęs, kai jis matytų, kas ten yra, nes jis yra toliaregis. Visi vaikai mato daiktus pirmiausia apverstoj formai, paskui pereina į normalią būseną. Tartum smegenys pas mus perdirba juos, tau informaciją visą, gautą iš aplinkinio pasaulio. Šitą dalį, pirmoje eilėje, mes turėtume žinoti, kad valdantieji nervai mūsų kaklą, tai yra mūsų kaklų, tai yra mūsų akis, tai yra mūsų kaklo antrasis, trečiasis slankstelis. Va šitas tarpas pagrindinis ir yra jūsų pagrindinės jūsų regėjimo, pablogėjusio regėjimo priežastis. Nu, su kaklo masažu pas mus yra tartumi leisna tik tai manualistam osteopatam dirbti, kadangi tai tikrai iš tikrųjų yra gana jautri zona ir galima netgi pažeisti.
ne tik tai kaklą, bet ir tai yra akis, bet ir ausis, klausa, skonio receptorius ir panašiai. Šitie dalykai visi priklausys nuo jūsų kaklo pusapinių slankstelių, kurie automatiškai ir išeina į savo vietą. Dabar dėl ko jie iškrypsta? Labai skaudus atvejis mano praktikoje buvo, kada, aišku, su gerbiamas kolegais čia buvo didelis ginčas ir triukšmas. Ir visiems niekada nerekomenduočiau, mylėjai, ypač vaikams mažiems, neduokite daryti kulverstuku atgal. Dėl ko? Niekada maži vaikai, jų per silpni yra raumenys, kai ant rankyčių atsistotų, jis jau priekį, tai dar verčiasi. Bet atgal, kada verčiasi, jis patkreipkite dėmesį, visuomet galvyti jau eina į šoną. Ir kada pilnai nesusiformavę kaklo slanksteliai, da yra tarp pusiausių krimzlinių derinių, va šituo atveju jis visuomet slankstelius antrą, trečią, kaip taisyklė, nustumia į šoną. Ir kas tada akytis? Viena. Arba abidė pasidaro žvairos, arba viena akytė nueina į šoną. Va čia šituo atveju, va turėjau atvejį, kada mergytė reikėjo 2 kartus darė operaciją, vienam Maskvoje, kitą Odesoje. Ir galiausiai, kai parodžiau, kad reikėjo tik atstatyti slankstelį į savo vietą, ir vėl tą akytė vėl sugrįžo ten, kur nereikėjo operacijos daryti. Tai teko dar 3 operaciją daryti, kad atstatytum į savo vietą. Vat matot, nors mūsų oficialio medicina šito dalyko nenori nieką pripažinti, nors aš parvežiau, iš Rusijos parvežiau žemėlapį, įnervuojančių kiekvieno slankstelio organų žemėlapį. Kiekvienas mūsų organas yra susijęs nuo stuburą palaikančių arba įnervuojančių valdančių slankstelių būklės. Antras dalykas, ne tik tai organas turi savo slankstelį, bet ir jūsų kiekvienas dantukas taip pat turi savo slankstelį. Ir už tai labai dažnai dentologai skundžiasi, sako, nu niekam nelaiko plombos. Pasižiūrėk, koks slankstelis jį nervuoja, koks jį valdo. Jeigu pas jūs slankstelis požymiai yra, padarė išvaržą, jau chirurgas ją įsibriauvė, nors kartais jau mes iki tiek užleidžiam, kad reikia iki to žmogų. Niekada sveikų dantų pas tokį žmogų nebus, kaip taisyklė. Dantį ištraukė, pasižiūrėjau kurį, aš žinau, kad šitam slankstelį visą laiką bus pokyčiai. Ir organas, tas, kuris valdo iš tos slankstelių, jis niekada nebus sveikas. Mes gydom vaistais. Aišku, slankstelis visuomet yra kas? Jisai ne tik tai vienas, kuris yra, pavyzdžiui, kaklo antrasis, trečiasis, akis valdo. Bet bus ir dar toliau, ir pirmasis slankstelis, ir ketvirtasis, taip pat jie bus surišti su jūsų akių būklė. Tai va, štai tokiam žmogui, kuriam jisai negalėjo atsikratyti akinių, bet buvo iš tų priežasčių, kad pas į kaklo slankstelis buvo pastumėtas į kūną. Tokiu atveju žmogus ką sako? Į vieną pusę petim pasiekėm, ausim petį, o kita niekai. Vat ir parodo, kad jūsų va šita dalis yra problematiška. Nu, aš visuomet, kada pirštą iščiopiu, dar šiandien, jeigu dar kas nors pas mane ateis, parodysiu, pasakysiu tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų šiandienai yra problematiški dėl akių per stuburą. Antra bendra taisyklė tokia yra, mylėjai. Kadangi, kaip minėjau, mūsų organizmas sujungtas poromis, tai kaklo pirmasis slankstukas sujungtas visuomet su jūsų poriniu organu uodegikaulio. Antrasis sujungtas su juosmeniniu ketvirtuoju slanksteliu. Trečiasis su trečiuoju. Tai jeigu trečiasis slanksteliai yra pokyčiai, o trečiasis juosmenį daly valdo jūsų kojeles, tai vat jeigu pas žmogų trumpėja koja viena, tai visuomet blogėja regėjimas, kaip taisyklė. Anksčiau mes niekada nepridėjome dėmesio. A koja trumpėja kada? Arba kai padidėja kepenys, per tarpesinį raumenį visuomet duoda įtaką. Arba trauma, kurios mes šiandien dienai, ne visi net žinome, kad mes turėjom kažkada vaikystėje traumą, per kurią šiandien dienai mes kenčiame. Ir kad analizuoji tiksliai stuburo kiekvieną slankstelį, kiekvieną raumenuką, kuris jį palaiko, jie turi būti horizontaliai.
O tuomet ir pradeda išlysti tavo vaikystės problemos. Ir iškart pasako, aha. Prieš tiek tai maždaug metų jūs griauti ant dadagikalių, kurių niekas nestatė. Taip ir buvo paprastai. Reiškia, jūsų kaklinių slankstelių būklė priklauso nuo jūsų juosmeninės dalies. Jeigu žmogui skauda juosmeninę dalį, ypač pasilenkus, kuris negali kuo rankomis jau pasiekti grindų, jau galiu drąsiai sakyti, kad jis neturi ne tik tai blogą regėjimą, bet pas jį problemos jau yra ir su skausmais juosmeninė dalyje. O mes paprastai ką darome? Skausmas atsirado, tuo vaistų. Parioperina, tuo nuskausminančius. Jums skausmas tai kas yra, mylėjai? Tai yra mūsų organizmo, kaip kiniečiai sako, sargybinis šuo, kuris pasako, kad už žmogaus neteisingai elgiesi su savo kūnu. Šiandienai mes stengiamės net ir skausmo kliniką atidarėme. Neieškome priežasčių, dėl ko atsirado skausmas, bet bandome jį slopinti. Mūsų organizmas protingas, tai pasako, kad šiandien ten. Skausmas, galiu drąsiai sakyti, tai yra paskutinioji ligos stadija. Prieš tai visuomet žmogui duodami ženklai. Į mes paprastai nekreipiame dėmesio. O kaip pavyzdį tokį paprastą. Žmogus daro pritūpimą, pasitraška kelių sąnariai. Ką tai rodo? Kad pas jį sutrikusi yra kas? Sąnarių tepimo sistema. Reiškia, kas yra? Pirmoji eilės tepimo sistema sutrinka nuo jūsų storojo žarnyno būklės. Storojo žarnyno būklės. Reiškia, pas tokį žmogų atsiranda dujų, vadinamas bakteriozė, kurią mes šiandien apie 90% lietuvių turime. Nieko nuostabaus. Kas tai yra disbakteriozė? Nu, čia aš jau plačiai gal nesiplėsiu. Tai yra povimo bakterijų atliekos dujos. Tokios kaip metanas ir amoniakas. Metano pagrindinė kokia savybė? Suardyti jūsų organizmo visą B grupę vitaminų. B grupės visuomet mes einam kur. Padidėjęs jautrumas, einam į depresiją, psichinės ligos. Ir prie šito visuomet tokia liga kaip parazitozė visuomet pradeda formuotis organizme mūsų. Tai yra sumažės skrandžio rūgštingumas, visuomet parazitams sudaro palankiausias sąlygas, kaip sakau, mylėkitės ir dauginkitės. Va čia yra, o amoniako kiek jis išsiskyręs, dėja kažkodėl tai pas mus Lietuvoje žiūrėjau, nieks netikrina jis kraujuje ištirpusio amoniako kiekiu. Gerai, kaip tas sako, ten valstietis laukardamas, purt, išleido, tas dujas pasibaigė. Tačiau mes dabar šiandienai sėdim kolektyve. Ką mes padarėm? Įtempėm raumenis. A kur tos dujos dingo? Niekur jos mėliai nedingo, jos ištirpo jūsų kraujuje. Vat ir vaikščiojom. Su ištirpusia amoniaku turbūt žinot, gyvuliukus mėglo. Koks didžiulis kiekis jau ištirpusio yra. Tuo mūsų žmogus tampa flegma, be netikus, be nuotakos, be iniciatyvos. Nieko nenori, liks neįdomu. Vaistų, sako, reikia. Vitaminų reikia susileisti. Kokiu ten vitaminų, mėlėjai? Padarykit 3 dienas pasniką jūsų organizmui. Pagerkit pasūdyto vandens po porą litrų, pusantro litrų į parą. Daugiau nieko. Jūsų organizme visa disbakteriozė paprastai sumažina. Bet mes šiandieną, kaip mes dabar galime pasnikauti, badauti ar panašiai, kada tiek aplinkui pagundų, skanių pyragaičių, saldainukų ir panašiai. Taip, kad mes šiandieną vat ir turim tokias aplinkybės. Tai vat, mylėjai, aš prisimenu vienos stovyklą mes vedžiom mankštą, tai kad pritopė mūsų jaunimas 120 žmonių, kadolom iš čia, kad tą pusį šakų nulūžom. Traks. Va taip, mylėjai, taip mes šiandien mylime savo organizmus. Tai kokia koncentracija turi būti tos druskos tab litre? Litre maždaug vienas arbatinis šaukštelis į 2 litrus. Va tik tokia, fiziologinį tirpalą, 5%. Pasidarykit. Negalim pakeisti. Kaip? Mineralinių vandenį. Ne, mėlėjai.
Mineralas yra kaip, mes paskaičiuota, kad šiandien dar kaip tik atsinešinėt ir prietaisą, šiandien dienai matuojam, kiek žmogus turi mineralų. Iki 20 metų jis maždaug juos kaupia. Iki 20 metų jis gali gerti ir mineralinį, jam organizmų da niekur. Nuo 20 metų pas mus prasideda senėjimo procesas. Kaip nekeista, taip anksti pasirodo. 20 metais apie 20% turi žuvusių ląstelių, toksinių medžiagų, kurias nešiuojasi kaip balastą. 50 metais apie 40%. Taip, kad mes, mėlyjeji, šiandienai mineralinis vanduo yra, kaip gamtos, bet jis mums nepasiekiamas yra. Mes paprastai turim kur gauti mineralų, kaip šulnys, šaltinio vanduo. Taip, tai yra mineralai, kurių mums pilnai užtenka. Šiandien už tai matau, tai prieš kelias dienas aš turėjau iš tų 90-mečių, pamatavau vandenį, kokį jisai geria vandenį iš šulnių. Vandens koncentracija kalcio ištirka apie 500 mg litre. Tai leisti sveikam žmogui tik tai kiek? 60. Bet kuo jis kompensavo visą šitą? Šiandien matuojant žmonių, jeigu šlapimo matuočiau pH, tai didžioji dalis turi turėti apie 900 arba net 1000. Kuo jie kompensavo? Raugintais produktais. Actas. Vat šitą visą. Už tai mūsų senoliai nieko nekonservavo. Nieko nemarinavo. Jie viską raugino. Vat lygiai, kaip sako, rauginti produktai visi. Ir ką, kaip ir actas, sutirpdė tą kalcį. Jį pavertė joniniam pavidale ir jis per išrūsopimą, per jūsų prakaitą, viskas išėjo lauk. Ir jis nesikopė mūsų kraujagyslėse. Šiandien, kada analizavau, buvom mes Jakutske išvažiavę, vidurkis jakutų gyventojų yra apie 92 metai. Vidurkis. Ir jie nemato jokių daržovių. Valgo vien mėsą. Tai jų geografinė platoji nauja, jų organizmai yra prisitaikę prie tokių gyvenimo sąlygų, kad jis gali gyventi ir taip. Pavyzdžiui, Abchazijos gyventojai vidurkis 96 metai. Jis prisitaikė prie kokių gyvenimo sąlygų? Universalių, kur yra ir šašlykas, ir daržovių labai daug valgo, ir kalnų vandenį geria. Ir kada panalizavus visą šitą jų amžiaus trukmę, kas reguliuoja, ar mėsinis produktai, ar augaliniai produktai, pasirodo ir ne tie mūsų amžių netrumpina. Trumpina kas? Kalkis, kalcis ir magnis, jų perteklius mūsų vandenyje, kurį mes nesuardome raugintų produktų dėka. Kaip taisyklė, kaip pastebėjus visus, kurie vadinami žaliavalgiai, visi turi akmenų, smėlių akmenų. Jeigu jie 20% vartotų raugintų daržovių, viskas jokių akmenėlių, nei smėlio, pas juos nei inkštas, nei tulžiai nebūtų. Reiškia, mūsų geografinė platonomėlė, mes turime nausuoti tokį maistą, kurį naudomi senoliai, tėvai. Štai jie tokių problemų neturi, po šiandieną mes matome, jie vaikščioja. Taip ir mėsą valgyti. O va čia jūsų teisė pasirinkti. Mėsa, kuo jinai naudinga ir kuo žalinga. Visų pirma, turime žinoti, tai yra baltymas, kuriame yra nepakeičiamos aminų rūgštys. Jų organizmui faktiškai mūsų reikia. Tačiau kiek jų reikia, viskas priklauso nuo to, kiek mūsų organizmas tos baltymus suskaldo. O kas juos skaldo? Pirmiausia, tai yra skrandžio sultys. Paskaičiuoti šiandienai. Kaip minėjau, nei vieną žmogų mes šiandienai neturime, kur būtų padidėjęs skrandžio rūgštingumas, arba nors normą tą žmoguose pasiektų. Už tai, kad skrandžio sultys iš kokių 3 pagrindinių komponentų? Įlįskim truputį į biochemiją. Druskos rūgštis, kuri susiformuoja tik tai druskos dėka. Natrio chloridas, be chlorų nebus. Niekada druskos rūgšties nebus. Azoto rūgštis, kurias mes, azoto bakterijos ore esantis 70 keli procentai azoto, jie turi pavirsti azoto rūgštimi.
dėka bronchuose esančių bakterijų. Deja, mes visas daugiausia nužudome kuo? Cheminių antibiotikų dėka. Ir sieros rūgštis. Kur daugiausia gaunam Lietuvoje? Iš garstyčių. Nu, yra kiti augalai, kurie turi. Turbūt žinome, gal prisimenat iš chemijos. Karališkas skystis vadinosi. Druskos, sieros ir azoto rūgščių mišinys tirpdo auksą. Tai va šitoks, mylėjai, mišinys plus pepsinai ir turėtų suardyti jūsų baltymus, kurios mūsų senoliai tikrai suardydavo, turi pakankamą. Kodėl krokodilo sakydavo skrandžio sultys, kaulų krokodilas nekramtų? Pas jį tokia koncentracija, kad jisai juos ištirpdo. Mes šiandieną, mėlyje, neištirdome visą to ir užleidžiam vietą kam? Buvimo bakterijų. Vat prasideda. Jeigu paskaičiuotų, jeigu parasitologijos vadovėlį atsiversi, matom, tai kiekvienas žmogus save nešiojosi kiek? Apie kilogramą, 200 gramų gyvių. Nepavadinkim jų parazitais, nes jie yra pas sveiką žmogų miego būsenoje. Kol pas jūs normaliai cirkuliuoja kraujotaka gera, kol deguonis jūsų kraujyje taip pat užpildytas, jie tartum miega. Jie bijo išlysti, nes tie bus tuo pat suardyti. Mes šiandienai kiek judame? Mažai. Gerai, atvažiavam į stovyklą, pajudėsim, pakrutėsim, kažkiek tai suaktyvinsim kraujotaką, gausim deguonies pakankamai ir jūsų skrandis pradės visiškai kitaip funkcionuoti. Jūs ir maistas valgosi atrodo daug skanesnis, nors jisai galbūt toksai ir vegetarinis. Vegetarizmas, aš skaitau, yra kaip išvalymo organizmui būdas pats efektyviausias. Kaip išvalymo. Tačiau gyvenimo būdų jūs pasirinkit patys. Jūsų teisė rinktis. Tik tai žinokite, mylėjai, tai, kad žmonėms po 50 metų jūsų skrandžio sulčių įsiskiriamas kiekis yra tik 50%. Taip, kad matot, vyresnio amžiaus žmonėms tos mėsytės reikėtų tikrai nedaug. Mažinkim dozę per pusę, jeigu tą ją vartojame. Žmogus paprastai vegetarizmą eina per 7 metus. Jau po 7 metų jam mėsa gali būti didžiulis nuodas, jeigu jis taigi paės. Taip, kad įeiti ir išeiti taip pat reikėtų palaipsniui. Čia jūsų teisė pasirinkti. Tačiau tai nereiškia, kad jūs ilgiau gyvensite ar mažiau sirgsite. Arba kad išvalyti organizmą, tai taip. Valymas mechanizmas yra tikrai efektyvus. Ir labai viena iš pačių šiandien ir moksliškai ir karo medicinom pripažintų metodų, tai yra kas? Badavimas kas antrą dieną. Kas antrą dieną. O išbandžiau šitą variantą beveik kiek kartų? 3 mėnesius, 4. Vieną dieną valgom viską, ką valgėm, antrą dieną nieko. Tai yra, tik tai išgeriu 1,5 litro maždaug. Pagal savo svorį, 3% nuo savo svorio. Skysčių, pasūdyto vandens. Ir taip organizmas išsivalo, kai jūs užmiršit visas sąnarių ligas. Vanduo iš krano? Taip. Ten irgi neša koks vanduo. Nu, šiandien nežinau kaip kur, bet šiandien dieną turiu prietaisus, dabar mes matuojamės, koks pH mūsų vanduo iš krano. Nu, jų palaikykit ten kokį pulsinį prisileidę. Tikrai nėra šiandien dieną toks ir blogas. Kietumas žiūrėjau, yra apie 200, tai čia bus apie 50-60 gramų litre kalcio yra. Tai nėra tiek daug. Nu, kas įsitaisė osmoso filtrus, ten aišku, žinom, ten mes matam tik 12 liekų. Tai ne 12, tai bus tik kokį 3-4 mg litre šitose filtruose. Nu, turbūt žinom, kad bregas naudojo destiliuotą vandenį. Visą gyvenimą ir taip išgyveno arti 100, ne 90 metų miryti. Tai dar ne savo mirti. Tai vat matome, kad pagrindinis dalykas tai yra, kad užkalkė mūsų kraujagysles. Mokslo šiandienai gražiai yra įrodyta, kol mūsų smegenys gauna pakankamai kraujo, žmogui mirtis negalima, kaip ir kiekvienam gyvūnui. Genetiškai viena pusė, o iš kitos pusės šiandienai kalkitumas viską ir parodo. Dabar kodėl analizuojant tos Sibiro gyventojus Jakusko, jie naudojo ką? Tirpsmo vandenį. Tirpstant į ledą, tirpstant į sniegą. Už Kaukazijos gyventojai naudojo kalnų vandenį,
Nors atrodo mineralų prabėga, tačiau mėlyje per 1000 metų. Ir ten yra tiek išplautas, kad mes matavome kalkėtumą, tai buvo kažkas apie 30-35 tik tai miligramai litre. Taip kad matome, kad pagrindinis mums dalykas tai yra perteklius kalcio. Tai va, jeigu mes naudotume raugintus produktus, kam teko Uzbekijoje būti, turbūt matėte, kaip Uzbekai jos raugina tos arbūzus. Prapjovė, kulokų sutrynė, saują druskos, uždarė ir paliko saulėje 3-4 dienas. Jisai išrūgo. Gausiai rūgimo produktas. Sandžiarūgštis rūgimo produktas. Prašau, gerkit karščiausią dieną. Po litrą išgerkit ir užmiršti visas problemas. Kalkių jūsų organizme kaip nebūta. Visas kalkėtumas, kur pas jūs pasireikš? Per šlapimą. Matuojam šlapimą. Kodėl pas mus kalkėtumo šlapimo niekas nematuoja? Kažkodėl tai prietaisus, reikėjo gauti prietaisų, tai iki skariškių įsiprašiau, elektroniniai šiandien dieną prietaisėlė, mažyčiai, įmerkė ir iš karto matai, kiek kalkiumi. Bet niekas pas mus šitų dalykų kažkodėl nežiūrė. Vat, mėlyje, pas mus užkalkė kraujagyslės ne tik tai mūsų vidaus organuose, varnyne, bet ir mūsų smegenyse ir mūsų akyse. Ir akis pas mus nepapuola normaliais kiekis maistingų medžiagų, deguonies ir čia atsiranda mūsų problemų. Ir aš tai iš visuomet ką darau, turėdamas taškinį termometrą infraraudonųjų spindulių. Iš karto pirmiausia žmogui matuoju miego arterijas. Kokia temperatūra? Juk pas sveiką žmogų turėtų būti visam kūne temperatūros vienodos. Viskas. Bet deja, šiandien dienai, kai pasižiūrė, galima drąsiai pasakyti, va tie, kur pas mane paskui jeigu ateis, pasitikslyti, aš jums parodysiu, iki kiek mes šiandien dienai nevienodai turime miego arterijas. Jeigu skirtumas daugiau kai laipsniai siekia, nuslesnė iki 20-ųjų, aš galiu drąsiai sakyti, kad pas jūs atmintis šiandien dienai tikrai prasta. Jūs net 6 ženklius skaičiaus pasižiūrėję, 2 sekundės turbūt neatsimenate. Už tai, kad mūsų smegenys negauna pakankamai nei deguonies, nei maistingų medžiagų ir negali net išnešti to, kas jau ten netliko nereikalinga. O taip gražiai mūsų organizmas iš tikrųjų yra sujungtas, surištas vienas organas su kitais. Atsiprašau, gal išeitis virintą vandenį gerti? Ne, mėlyjeji, ne išeitis. Ant arbatinuko šono. Jūs žinokite, taip, ant arbatinuko lieka, bet tas virytas vanduo turi pastovėti nors mažiausiai 10 valandų. Bet chloras išgavo. O chloras, jungdamas su vandeniu, jisai verdant, ką sudaro? Druskos rūgštis. Jūs žinot, H-chlorum plus vandenilis H gaunasi druskos rūgštis. Tačiau gaunasi jos perteklius. Gaunasi vadinamas chloro dioksinas, kancerogeninė medžiaga. Tiek, kad mėlyjeji vandenį jūs arbatai gerkite arba į palaikę nors 10 valandų, arba leiskite per filtrus, arba jį užšaldykite ir naudokite tiršno vandenį. Tik tai užšaldyti, jeigu taip jau tiksliai norint pasidaryti gero vandens, jį šaldykite tik 2/3. 1/3, kuris vėliausia užšąla, va tas yra blogiausias vanduo. Ten eina į deuteris ir sunkusis vanduo panašiai. Jo mūsų organizmui nereikia. 2/3 užšaldyti, tą išpilėt, šitą atsitirtot. O šitokiam vandenį tai yra jau valymas vanduo. Kodėl varveklis? Kodėl tai vaikai mėgsta varveklį čiulpti? O mes suaugusiai net čiulp susirgsi, ten nešvaromai miega. Jeigu mes paanalizuotume varveklio formavimosi mechanizmą, mes pamatytume, kad prie 0 laipsnių temperatūros sušąla pačios švariausio vandens molekulės. Bet bėgant nuo asbestinio stogo, tai yra gerai. Taip? Asbestas. Jis viskas nubėgs, jūs pažiūrėkit po varveklių, kas gaunasi. Arba nuneškite į laboratoriją, tegu jums patikrina. Jokio asbesto jame nelieka varveklį, aš turiu varveklyje. Ne lietaus, ne tam vandenį, kur subėgo į indą, bet tas, kuris sušalo. Va šitokį vandenį. Ir jeigu jūs užlasė ant delnų, 2-3 lašus ant delnų, jis kur kelių sekundės ir jisai dingo. Jis neišgaravo, mėlyjeji. Jis per jūsų odą jau papuolė jūsų organizmą.
valomasis mechanizmas vyksta. O šitokį vandenį, štai visi paukščiai, kodėl jie patinai pirmiausia paukščiai parlėkė daug anksčiau negu patelės, kad jos prisirinktų polydžio vandens, nes kitaip jos nevestų vaikų, palikonių neturėtų. Mat, viskas gamtoje yra labai gražiai surinkta. Aš jau nenoriu dabar įlįsti į tą visą globalinių mastų, koks procesas vyksta. Tačiau viskas labai glaudžiai surišta. Ir gyvūnijos pasaulis, ir augmenijos pasaulis, ir mes patys žmonės, kurie gyvename, kadangi mes esame gamtos dalis. Mes privalome paklusti gamtos ir visatos dėsnius. Ne tiems kanonams, kurie mums žmonės patys susikūrėme. To negalima, tas negražu, tas čia neskanu ir panašiai. Bet tas dėsningumas, kuris iš tikrųjų egzistuoja ir mes privalome jo laikytis. Šiandienai galima sakyti, šarminis vanduo. Stebuklingas, plačiai kalbėtas. Iš burbuliuko ten tokio, ionizuotas. nu gerai, jeigu apie vandenį, tai tuomet pakalbėsim ir apie vandenį. Vanduo visų pirma kas? Mūsų gyvybės šaltinis. Tą žinome visi. Vandens požiūrį. Vanduo, kokia pirminė jos struktūra, forma jie? Ne H2O. A kokia? Čia supaprastinta. H44, O22. Vanduo turi 88 savybės, kurios beveik visos gyvena arba egzistuoja mūsų organizme. Kai kurios vandens formos, ypač H3O2, jo trukmė yra apie 3-4 sekundės ir be jo mūsų smegenys negalėtų funkcionuoti, mes neturėtume atminties. Ir visos kitos vandens formos, ką biofizikai, biochemikai analizuoja, jos turi būti mūsų organizme. Šiandien dienai paprasčiausiai mes sutinkame tokias vandens rūšis kaip polydžio vanduo, virintas vanduo, rūgštinis, šarminis ir panašiai, kurį mes suskaldome elektrolizės būdu. Koks procesas vyksta, kada suskaldome? Vanduo atsiskiria į mes įvadinamą į rūgštinį ir šarminį. Šarminio vandens savybė kokia? Visų pirma, šarminis vanduo aktyvina ląstelių dauginimąsi. Vyksta spartesnį regeneracijos mechanizmas, greičiau žaizdos. Tačiau, jeigu pas jūs pradėjo formuotis onkologinės ląstelės, jos taip pat pradės greičiau daugintis. Augalai palaistyti, va čia Žemės ūkio akademijoje tikrinu, palaistyti gyvojų vandeniu palikuonių neveda, sėklos tampa nedaigios. Vyksta genetinis struktūros pokyčiai. Va toks yra vadinamas gyvasis vanduo. Jo natūraliai gamtoje yra labai mažai. Negyvasis vanduo arba rūgštinis vanduo turi kokias savybės? Antibaktericidinės savybės. Jeigu jūs žaizdą padarėte ir kad nepapultų virusai bakterijos, taip, tokiu vandeniu uždėkite, jūs puikiausiai bus dezinfekuota ta vieta. Tačiau jūsų organizme papuolęs šitas vanduo, ką visų pirma, jis užmuš ne tik tai tas bakterijas, kurių ten galbūt perteklius yra, kuriuose miega ir visiškai jokio pokyčių nedaro. Bet jis nužudys ir jūsų bifido bakterijas esančias storajam žarnyne. Jeigu nuėjo iki tenais, nebeliks, nebus kam vandenilio peroksidą gaminti. Ir bus išžudyta jūsų visos bronchuose esančios bronchų bakterijos, kurios gamina azoto rūgštį, kaip minėjau. Kaip antibiotikas? Taip, kaip labai stiprus antibiotikas. Tiek, ką mėlėjai motina, gamta mums jau nedavė to vandens. Ir kada aš bandžiau čia kalbėti su tais, kurie gamina ir burbuliukus ir panašiai, jie kažkaip pareiškia, kad netimkite mūsų verslų, netrukdykite. Bet jie rašo, kad Kinijoje, Japonijoje, mokyklose ar ligoninėse visur yra tiesiog jau privaloma. Privalomas. Tai yra organizmo prievartavimas. Organizmo prievartavimas. Daugiau nieko. Nepavadinsiu. Paimkime vien tik tai karo medicinos sistemą, akademiko Boloto, Nemovakino, kam teko studijuoti, pats aš esu jų mokinys. Ten labai gražiai parašyta. Organizmas jis turi savybę pasirinkti, įsirinkti to,
kas jam yra priimtina į tą, ką jisai suvirškina arba perdirba. Tas, kas netirpsta vandenyje, netirpsta ir jūsų organizme. Mat jūs dabar teisimate, dažnai medikai prirašė kalcijų. Iš ko gaminamas kalcijus? Iš kiaušinių. Kriauklelių. Taip. Pagrindė yra kalcis, neužmiršim dvi tokias pagrindinės kalcio savybės. Molekulinis kalcis ir atominis kalcis. Tas, kuris tirpus bus vandenyje, taip mūsų organizmui tokio kalcio reikia. O labai lengva patikrinti. Paimkite kalcio išverstinės tabletę, sutrinkite ir į vandenį ištirpdykite. Ir palikite per naktį stiklinėje tegusų. O kitą kalcį paimkite, sumalkite kiaušinių lukštą. Ištirpdykite. Ir palikite. Ryte tas, tos, kuris buvo pagamintas iš kriauklelių, visas įsinusės ant dugno. Šitas liks pienas, buvo pienas ir liks kaip pienas. Va taip jūs galite pasitikrinti kalcį. Taip, kad pats geriausias kalcis, mylėjai, iš vištos kiaušinių, kurį perdirba iš akmenukų, savo tulžies dėka, jinai jį ištirpdo ir gamina kiaušinių lukštą. Va šitoks kalcis mūsų organizmui reikalingas. Ir vaikams rekomenduoju visuomet pasidarykite kiaušinių lukštą, išvirto turime duomenį, ištirpdykite su citrinos sultimis arba citrinos rūgštimi ir dadėkite truputį medaus per pusę. Tai taip po pusę arbatinio šaukštuko kiekvieną dieną. Problemų jūs niekada su vaikais, su alergiškų problemų neturės. Visiems tie paukščiai, kurie lesa akmenukus. Gaidžių netinka. Kiaušinių nededa. Už tai, kad jis kiaušinių nededa. Antys taip pat kiaušinius deda. Lesa akmenukus, tulžim ištirpdo ir deda kiaušinių lukštą formuoja. Varnų kiaušiniai tiktų irgi. Varna taip pat. Varna yra sanitaras, minta mūsų to, kas jau reikia pravalyti mūsų gamtą. Taip kad varnos taip pat yra reikalingas paukštis ir iš tikrųjų mes juo turėtume džiaugtis ir vadinkim kaip sanitaru. Varna netgi užkrėtus maru mėsą, varna nieko tuo nepajus. Jis viską suviršys. Iki tiek stipri pasiskrandžio sulčių koncentracija. Mes negalime nuslėpti per daug nuo temų. Taip įdomu. Daug ko mes nežinome supančio pasaulio, ne? Jau ką mėlėjai, aš beveik sakau, 30 metų daviau studijuoti tokiom sistemom, mokslo šakoms, kaip biofizika, biochemija, kvantinė net fizika, biomechanika, psichologija, parapsichologija. Be šitų sistemų, be šitų mokslo šakų jūs niekada nepasakysite priežastį, kurios atvedė jūs iki tokią būseną. Prisimenu, Maskvoje per vieną seminarą akademikas Neumovakinas labai gražiai pasireiškė. Jei nėra tokios ligos kaip vėžys, nėra tokios ligos kaip AIDS, bronchinė astma, yra tik būsena, į kurią įveda pats žmogus. Ir nei vienas iš akademikų profesorių nedrįso paprieštarauti, nes visi žinojo, kad tokios ligos yra pagydomos 100%. Tačiau ar reikia jas gydyti, tai čia kita kalba. Taip, kad mes kol nesuvoksime, kol nesuprasime, kad liga tai yra tik tai būsena, į kurią įvedame patys. O šitą mes niekada neišgysime. Kol nešalysime priežastį arba simptomus, kuriuos mes šiandienai didžioji dalis turime. Ir suvokėme visiškai kitaip. Mums dar turbūt nuo senų laikų, kas buvo įkalta į galvą. Gydo vaistai, daktarai, chirurgai ir panašiai. Ekstrasensai dabladėjų. Mėlyje, tai yra svetimos programos įvedimas į jūsų organizmą. Gamta negamina tokių vaistų kaip citramonas. Negamina tokių kaip analgenas. Nėra vaistų nuo sąnarių ir jų niekada nebus. Mane skauda sąnariai, tai vaistų man daktarėlį nuo sąnarių.
Bet jūs laikinai užslopinote skausmą, užslopinote simptomus. Bet jūs lygos nepašalinate, nei toliau vyksta, progresuojasi ir galiausiai vaistų dozės ima reikalauti daugiau ir daugiau ir daugiau. Lygiai kai jūsų akys. Užsimaukšlinot akinius. Jums 15 metų. Po 20 metų reikia storesnių stiklų. Po 30 metų dar storesnių. Nė vieni akiniai neakių dar nepagydė. Ir galiausiai ko baigėsi katarakta. Kada jūsų raumenys tiek sustendo ir užkalkėjo visos kraujotakos sistemą. Ir mes prašome vaistų. O čia šiandien turėjau iš Amerikos skambinų moteriškį, reikia būtinai PV. Tai yra bičiupikis ištirpdytas tam struktūriniam vandenyje. Gamina čia ir kas studijavot turbūt Zanovo profesoriaus metodiką, ten kaip tik tais rekomenduoja šitokį dalyką. Tačiau, mylėti, tik bus laikinas dalykas. Mes laikinai save apgausim. Gerai, mes laikinai pravalysim tas, kur galvos smegenų kraujagyslės. Tačiau ar nors vienas pasakė, kad kaip išvalyti tas kraujagyslės? Kalcio perteklius vienas. Antras dalykas. Motina gamta mums pasirūpino taip, kam davė augalų pasaulį, kuriame yra fermentų, kurie labai puikiai išvalo mūsų kraujagyslės. Nu tai kas pirmas iš augalų yra, kad žinot ar ne? Mėlynis. Kraujagyslės, kas valo pirmiausia? A, nežinau. Kas ištirpdo visus sklerotinės plokšteles? Dėlių seilės. Vienas. Kas, pakartokit? Dėlių seilės. Dėlis. Nesuprantu. Dėlės. Dėlis. Gėlės. Dėlės. Ai, dėlių. Dėlių. Dėlių seilės. Ir analogiškai dėlių seilės, kas yra zuikio kopūstas. Matot, kodėl jūs pasąmonė traukė vaikystėje tuos zuikio kopūstus. Šiandien mano pusė mokinių, kurie Klaipėdoje prisiraugino, prisidarė stiklainius. Juos galima šaldyti, juos galima džiovinti, juos galima rauginti. Darykite salotas, darykite barščius, virkite ir ką norite. Šitas priemonė yra šiandien viena pati efektyviausių, kuri jūsų smulkiuosius galvos smegenų kapiliarus tiek išvalo, kai naudoja visą domoji karmą. O jeigu žalių kokį kiekį suvalgyti, nes koks savo... A jūs valgykit, kiek jūsų organizmas prašo. Per daug niekada nebus. Neprivartaukite savęs. Kaip tai jogai sako, kol teikia malonumą, tol daryk. Taip, kad kaip mes galime paprasčiausiai išvaryti kraujotakos sistemą. O žmonėms pagėrusiems, pavalgiusiems vanos porą mėnesių tuos zuikio kopūstus, matuojant temperatūrą miego arterijų, faktiškai idealiai tampa vienodai, lygų. Matuoju akių, su lazeriniu nematuojame akių, naudojame infraraudonuosius spindulius. Akių spaudimą, akis spaudimą. Taip pat galime pasakyti, kas žmogaus jau laukia. Taip, kad matom, kaip mūsų organizmas viskas yra glaudžiai susiję, pradedant nuo akių ir baigiant mūsų vidaus organų būklė. Ir kada aš bandžiau, kada stuburas ištiesni, atrodo, esant skoliozijai, stuburas pakrypęs į vieną šoną. Ištiesni praeina mėnuo ir vėl jisai pasidarė tos, koks buvo. Ir vėl einam pas masažistą, vėl mokam pinigus. A, kodėl taip atsitiko? Tačiau niekas nepažiūrėjo, kur priežastis, kas tą stuburą iškreipė. Pirmas dalykas, ir savo praktikoje galiu drąsiai pasakyti, tai yra padidėję surebėję jūsų kepenys. Padidėję kepenys stuburą lenkia į priešingą pusę, formuojasi skoliozė į kairę pusę. Kur skoliozė formuojasi, ten kas darosi, viena koja kyla, kita trumpėja. Ir kas tada žmogui atsitinka, jeigu pas mus deformuojasi kojos, deformuojasi raumo palaikantis koją pilvą. Ir žmogus ieško komfortabilios padėties. Ką darom? Kelia koją ant kojų. Tai kad gražiai, viskas gražiai sudeda. Jeigu žmogus dešinę koją kelia ant kojos, galėjau drąsiai 10% sakyti, kad pas jį yra surebėję kepenys. O priešais pagrindė kur yra?
Emocinė ir cheminė. Emociniai visuomet tai ilgalaikė emocinė įtampa susiformuoja spazmus, kada negali kepenys normaliai funkcionuoti. O cheminė, kada mes gaunam daugiau cheminių medžiagų su maistu, su kvėpavimu, su alkoholiu, su tabaku ir panašiom medžiagom, nepajėgus jau jų kepenys neutralizuoti, perdirbti. Ir jos ką? Pučiasi, didėja, riebėja tarkim, sakykime. Ir tuomet stuburiuką jūs sulenkia į šoną. Tuomet žmogui kas pasidaro. Užkėlė dešinę koją, va kai mūsų seimūnai šiandien sėdi, matom, kiek nori. Aš žinau, kur yra problemos, kur ieškoti. Diabetikai visi kairę koją kelia, kaip taisyklė. Staiga pasi, porinis organas, taip pat nėra. Tai aišku, tai nėra 100%, sakau apie 90%. Tačiau šitas dalykas labai glaudžiai yra susijęs. Vat ir taip žmogui išduodama, kur yra problema. Jeigu jūs nukelėt koją nuo kojos, tada nereiškia, kad jūs jau tam pasvėrė. Priežastis liko ta pati ir paskui įprotis atsiranda. Gajus įprotis, kurį netgi sutvarkius jūsų vidaus organus arba koją, tuomet dar kurį laiką išlieka. Visų pirma, mes pasižiūrėtume žmogų, jeigu mes jį išrengtume ir kada jisai sėdė ant kėdės ir koja ant kojos uždėta, kas darosi jūsų stuburo esminė dalimi? Pergreita. Taip? Vienas inkstas reiškia pas jūs tam suspaustas, kitas ištemptas. Šlapimo pūslė, viena šitaip stovi kampas, raiščiai, kitas. O šlapimo pūslės raiščiai sujungti su jūsų storojų žarnynu, tai tuoj pat kas darosi, užkietėjai viduriai. Bet iš kur labai lengva nustatyti. Praeini tuo ratuku aplinkui tą visą sistemą, žinom, raiščių mechanizmą. Ir iškart gali drąsiai pasakyti, čia problema, čia problema, čia problema. Tačiau kaip spręsti, reikia surasti tą vadinamą, kaip japonai sako, pirminę grandį. Ne 10 ligų gydyti, 20 vaistų išrašinėti, bet pirmiausia tą vieną. Sibiro šamanai, pavyzdžiui, jie ko pirmiausia eina? Į tulžį. Įspaudė tulžį ir žinau, kokia būklė jūsų kepenų. Jeigu jau yra šičia smėliukų, tai visuomet kasoje niekad nebus 100% darbas kasos. Jis jau tuomet ką daro, mažai įskiria pas jūs insulinų. Cukrus didėja. Ir žmogui tuomet automatiškai atsiranda noras saldumynam. Vat iš kur, jokie biochromai net nepadės, jeigu mes vartosime. Saldumynam nuo, tai rodo, kad smėlių jau kaupiasi arba jau akmenėlį jūsų ne tik tai tulžies srityje, bet jau ir inkstų srityje. Matau, kaip viskas gražiai suvedama į tą sistemą, kurios dėja pas mus šiandienai oficialioji medicina nemūko. Bet jūs patys turit šiandienai būti savo daktarai. Jūs patys turit žinoti savo mechanizmą, tą visą, kuris pas jūs veikia. Kiekvienas organas atlieka savo funkciją. Jie suvedami į bendrą sistemą. Už tai osteopatai dirbdami niekada netaisys vieno organo. Arba osteopatas niekuomet nemasažuos žmogaus, kaip pas mus dažnai išrašome, kaklo masažas, pečių masažas, juosmens vizas. Ir jei mūsų organai raiščiais ir visais raumenimis surišti labai glaudžiai vienas su kitu. Ir labai teisingai kiniečiai yra pasakę, kad dalinis masažas tai tas pats, kai šiukšlės iš vieno kambario kampo sušluoti į kitą. Laukščių. Bet taip mes šiandien. Ir už tai savo praktiką visuomet, jeigu jau pradėjai daryti kažkokią korekciją ar masažą, turi pereiti per visą organizmą, per visą kūną. Pradedant nuo kaklo, nuo galvos kaukolės siūlės peržiūrėt ir baigiant uodegikaliu ir kojų pirštų galiukais. Ir labai dažnai ateina žmonės, kuriems skundžiasi juosmens srities skausmai. A pasižiūrėjus vadinamus dubens srities raumenų būklę, iškart galiu drąsiai pasakyti, mėly, jūs ten nelyskite, ten nieko nerasite. Pirmiausia, sutvarkykite kaklą. Sutvarkė kaklą, juosmens sritybai, visi visos problemai. Taip, matau, arba atvirkštinis procesas gali būti. Kaklas sveikas, kakle nieko neberandi, juosmenis dalis skaudas. Va, tuomet jau eini ką? Per raumenis, kurie automatiškai jūsų juosmeninius slankstelius iškreipė vieną pusę kažkurią. Taip, kad matom, mėlyje, akį žmogaus
Kaip sakoma, ant lentienos jų nepasidėsi, jų nepagydysi. Reikia visą organizmą perėti tą visą sistemą, nuo kurios ir priklausys jūsų akių būklė, kapilozės, ausų ir panašiai. Taip, kad ne veltui, dabar, kai darome šitą stovyklas tokias, čia jau būtas pirmas atvežiau, paskui Sigutė pradėjo ir dabar Lietuvoje pradeda plist šitą metodiką, tai mūsų okulistai lygiai nelabai patenkinti, kad nepirksim akinių arba atsisakysime jų. Tiek daug prisisteigia dabar. 50 milijardų dolerių pelno neša į metus akiniai pasaulyje. Tai kas norės atsisakyti malonumų? O kaip dėl kraujagyslių jūs sakėt, kad kalkės, o kaip dėl cholesterolio, nes kaip ten irgi tas O kas tas cholesterolis? Mes visi gąsdinam su to cholesteroliu. Kodėl jo yra, kodėl jo organizmas pas mumi gamina? Minėjai, cholesterolis, tai aš trumpai kaimiškai paaiškinsiu. Visų pirma yra baltymas, kurio funkcija pagrindinė yra užlopyti, grubiai tariant, užgydyti jūsų organizmo sutrūkusius kapiliarus arba kraujagyslės. Reiškia, jų pavyzdžiui, sukiuot galvą, pas jūs traška. Kas traška? Ne kalkės, bet pas jūs trūkinėja kapiliarai. Jie nelastingi nuo kalkių stokos, pertekliaus. Ir tokiu atveju organizmas tuo pat siunčia ką? Cholesterolio kiekį didelį, kad užlopyti tuos sutrūkusių kapiliarų sienelės. Vat ir dabar smulkusis, gerasis cholesterolis. Mes jį suskirsime į gerą ir blogą. Tuomet man kyla klausimas, dėl ko organizmas tą blogą įgamina, ir kodėl jo mes priimam iš visur. Patys kepenys reguliuoja jų paskirstimą. Reiškia, jeigu tai vadinamas stambiamolekulinis baltymas, reiškia, jisai ką daro visų pirma? Skirtas užlopyti jūsų kam? Venoms, arterijoms, limfagyslėms, toms stambioms kraujagyslėms. Bet dėja jas mes labai retai kada pažeidžiame. Bet mes matome vėl, motina gamta vėl pasirūpino taip, kad veikiamas saulės šviesos, tas mūsų blogasis cholesterolis, virsta kuom? Vitaminu D. Jis virsta vitaminu D, kuris reguliuoja jūsų tankį kaulą. Taip, kad nieko be reikalo nėra. Ir reiškia, jeigu pas jūs padidėjo cholesterolio kiekis, jūs per mažai matote saulės ir per mažai judate. Judėjimas ir saulė du dalykai. Vat aš minėjau savo praktiko, turėjau čia prieš porą metų turbūt moteriškę. Pamačiau Palangoj, sėdė ir savo tabletės geria. Sakau, kas, ponė, kad jau reikia pajūrį ir gulėti tabletės geria. Cholesterolis didelis. Sakau, jūs norit, bet kokį pašim paprastą duosiu patarimą. Matavotis, kiek dabar žinot, žinau. Meta drabužius, skėtį virš galvos, įsirengiat ir pajūriu. Po 4 valandas kiekvieną dieną. 4 dienoje 80% cholesterolis sumažėjo. Kadangi jis virto vitaminu D. Viskas. Kaip atrodo, viskas paprasta. Kiek mes šiandien mylėjai matome saulės. Patalpose ir patalpose. Yra ne bet kokiuose patalpose, kurios apraizgytos elektromagnetiniais laukais, dar plius prie kompiuterių, prie televizorių ir panašios magnetinio spinduliavimo, kurio šiandien dieną jau aišku. Mokslininkai šaukia varpai, skambina, sustokim, ką daro. Verslininkai, tylėkit. Neįsivaizduojame, aišku, dabar gyvenimo, tiem žmogui mašiną, automobilų ir kompiuterį, viskas, sako, nėra gyvenimo tada. Mūsų senoliai, važiuodamas vežimu paskaičiuotą, jis gauna informacijos tiek per dieną, kiek mes žiūrėdami spalvotą televizorių per 1 valandą. Vis tiek galim informacijos. Reiškia, mūsų smegenys jau nebepajėgios sutalpinti tą informacijos kiekį per laiko vienetą. Ir jį paprasčiausiai kemša vadinamąją laikinąją atmintį, iš kurios paskui mes ne visi mokam išprašyti. Ar mes laviname? Žinome tokią bendrą taisyklę. Nenaudojamas organas
Žmogus sėdi per dieną. Organizmas supranta, kad kojų nereikia. Taip, ir jis ką padaro? Jis ten nejuda. Organizmas turi savybę taupyti energiją. Taupo, aha. Tuomet nesiunčiam jam maistingų medžiagų, apauginam krantiniais deriniais ir tegu stemsta. Kiekvienas mūsų organas toksai minėjai. Lygiai tas pats ir mūsų smegenys. Jeigu mes smegenimis važiuosim darbą, ar kokį darbą? Ar eilėraščius mokotės, ar skaičiuot mintinai mokotės, kalbas mokotės. Kam mokytis, jeigu yra kompiuteris? Nenaudojamas organas atarpuoja. Tu daktarėlį man išrašyk vaistų nuo atminties mąstyti. Kokio tau vaistų išrašyti tada? Bet ar čia begrįžtamas procesas jau atrofavosi tos smegenys, nes bubutės kaime po 1000 pasakų mokėdavo, dainų po 1000, o mes 3 pasakas mokam, nu, pasiekti. Tai gal nebegrįžtamas jau čia. Tai vad matom, o pasirodo galima sugrąžinti. Galima. Pas žmonėms, kuriems aš pamatavau, kuriuo pakankamai pas juos normaliai miego arterijų temperatūra, bet kas norėsi, galėsiu netgi pasižiūrėti. Žinau, kad gera kraujotaka ir žinau, kad pas jį vadinamas pH kraujo ir šlapimo atitinka normalius minimalius normatyvus. Tokiam žmogui jokių problemų, jis gali mokytis ir labai gerai, man atrodo, lietuvių kalba išleista knyga Lavinkime atmintį. Taip, matėte. Tačiau, mylėjai, tik tai neparodo vieno dalyko, kad tai lavinti atmintį, ne vien tik tai sėdėti, tas knygas skaityti ir panašiai. Visų pirma, sudarykime mūsų organizmui palankės sąlygas, kad tas organas būtų pakankamai maitinamas ir valomas, kad dar to, kas nereikia. Va tuomet mes jau galime mokytis. O kas iš to, kad jūs save privartavote, sako, va, išėjau ir užmiršau. Kodėl jūs užmiršo? Ne vien dėl to, kad jūs nelavinote atmintį, bet ar antras dalykas, dėl to, kad jūs tos smegenys nebuvo pakankamai gavę. Tiek deguonies, tiek ir kitų maistingų. O kas sako, mums akim reikia mėlynių, mėlynės akis ten išgelbės ir viską. Mėlynės tartum kaip priedas, geras yra dalykas, taip, kaip ir kiekvienas augalėlis augantis mūsų gamtoje. Galbūt tai yra medžiagų, kurius mūsų akim daugiau gal reikia. Tačiau, kad jie suvalgyt, jūs į akį jų medžiagų mėlynių nededat. Kad jis turi pereiti per jūsų virškinamą traktą, pereiti per kraują. Ir tuomet atneši jūsų akytės, va tuomet bus efektas. Mūsų senoliai ne visi turėjo mėlynių ir matė puikiausiai. Taip, kad čia, aš skaitau, nėra panacėja mėlynė, kai dabar visur čia reklamuoja, arba tas rūgštinis šarminis vanduo. Arba morkos. Galima tada paklausti, o šiaip aterosklerozė dėl ko yra? Dėl kalcio ar dėl cholesterolio susidaro? Pagrindė tai yra formuojasi dėl rūgštintų jūsų organizmų. Rūgštintas jūsų organizmų. Turbūt žinome, kad yra ta vadinama pH lentelė, kur yra nuo 7 viršainio šarmai, žemiau 7 eina rūgštis. Mūsų organizmas sveikas turėtų būti užrūgštintas, tai užšarmintas. Jau jeigu pas jūs yra žemiau 7, onkologiniam ląstelėm susidarom palankiausias sąlygas gauti. Šarminė terpė onkologinė ląstelė išgyvena nedaugiau 2 valandas. Todėl pas mus šito dalyko. Ir visi pagalvojo, kad įkelsiu šarminių vandens, tai man bus viskas. Nebus viskas. Ar tas šarminis vanduo būt nueis į jūsų praužkirstas, susiaurėjusias kraujagyslės į tą zoną, kurią reikia. Ir aš tai visuomet rekomenduoju, jeigu norite užšarminti organizmą, ne per sodą gerkite, ne per skrandį, kuris sumažins jūsų koncentraciją skrandžio rūškų, bet per vonias. Nes dauguma šiandieną vonias išmečiame. 7 šaukštai sodus, vonia, porą saulių druskos, pamatuojam pH bus kokia 8, va šitokiam vonia, jūs niekada neturėsit, garantuoju, jokių onkologinių. Jeigu mes dar pamatuotume pH, kuris nebūtų žemiau 6,
Nu dar leisna šiandieną žmonėm iki 6. Nu tiek leidau. Bet kai turėjau moteriškai buvo 3,5 tik tai. Tai sakom, gerbim, staigiai važiuoti onkologinį pasitikrinti, nusinaikinė, kad ten ne viskas ko puikiausia. Kraujas geras, viskas tvarko. A kada iš ten sugrįžo, bus visų ašarų. Taip, jau pati pradžia prasidėjo. O tuomet jau, tai gerai, kad dar pati pradžia. Kažkodėl pas mus niekas Lietuvos, kai ką, net ir daro pilną kraujotyrimą nedaro. O žiūrėkit, ozonatorius ozonuoja vandenį. Ar jis ką nors duoda organizmui? Jokio ozono terapijos daug kur žino dabar 7 su. Tai yra verslas. Tik verslas. Čia iš Rusijos atėjo ozonatoriai. Ozonatorius dezinfekuoja vandenį. Ir dezinfekuoja, tuos mikrobus kurie. Bet turėkite, mėlyje duomenį, kuo daugiau nuodų mūsų organizmas gauna, tuo stipresnė pasiimuninė sistema stiprėja. Reiškia, va turėjau porą bomžų, vadinamų iš konteinerių, kur maitinuosi. Įsivaizduokit, neturėjau prie ko prikip pas jį. Nes jo organizmas ne šiltnamio gyvenimo sąlygomis gyvena, bet pastoviai organizmas stiprina imuninę sistemą, dėka to, kai kuo daugiau gauna nuodų. Vaikai, kodėl maži vaikai taip serga, labai teisingai amerikiečių mokslininkai nustatė. Kuo vaikas steriliomis sąlygomis augs, tuo daugiau jis problemų su sveikatai turės. Ta turi pripažinti. Man teko matyti va gimdymo skyriuje, pas mus čigonė vieną gimdė. Pati pasigimdė, galima sakyti. Ir kaip gimdė atsitūpus. Tai yra metodika, kuriuo pas juos įprasta yra, kaip Pietų Amerikos indėnai tą patį daro, be jokio skausmo. Atsikėlė vaiką užkūtą kūdikį po kranu, atsuko šaltą vandenį, numaudė ir sako, jau vyras laukia, važiuoju namus. Bet taip, mėlėjai, mes šiandieną tapome šiltnamio gėlelis. Mažiausias virusas, viskas. Mažiausias bakterija, viskas. Mūsų organizme, jeigu paimtume parasitologijos vadovėlį, matytume, kiek gyvena, apie 200–300 rūšių mikroorganizmų. Ir mes visi nešiojamės juos irgi kaip pūslelinę į visas likusias. Tačiau jie gyvens miegos tol, kur jūs nepadarysite palankių sąlygų jiem gaudytis. O tas maso vanduo atskaitos jau gerai gerti, jis išvalytas. Dabar jau ten per daug viską išvalo. Per daug neišvalo. Tegu išvalo, tegu gerkime destiliuotą vandenį. Kada mūsų organizmas šitiek jau yra užterštas, galkim panaudokim ir destiliuotą. Nieko baisaus. Nu, Kaunėci mes gaunam iš sanito, vadinamas išgrynintas vanduo. Jis nedestiliuojamas, bet leidžiamas per aukštos kokybės filtrus, per magnetus ir tikrai tai gerai išvalomas, ten yra kažkas tai 0,2 miligramų. Iki tokio lygmens. Tai va kaip organizmų valymų tikrai arbatai gerkite, tiksliai tokį vandenį. Taip, kad tie osmoso nusibrangus tie filtrai yra. Tačiau iš tikrųjų šiandieną prie tokio užterštumų, maistų, oro, vandens, jau tikrai nepagalėkite ir įsigykite tokius filtrus. Aš prieš visus filtrus. Bet kada jau yra organizmas mūsų kitiek užkalkėjęs, aukštas kraujospūdis. Ne tik tai, mėlėjai, cholesterolio plokštelių sankaupa, bet antras dalykas ir kalcių. Ir man kartais net gaila pažiūrėti, kai mūsų gerbiamus primakterinių amžiaus moterys, kada prasidėjo kaulo retėjimas, tuo pat išrašoma kalcių. Kalcis su magniu, kalcis dar su kažkuo tai. Mėlėjai, kalcis organizme mūsų bus bevertis, jeigu jis neturi gardelės, prie ko prisikabyti. Tai yra vitamino K. Kažkurie dėstė parodo, kad be vitamino K kalcis kaupsis jūsų kraujagyslėse. O vitaminas K tai kas yra? Visa ką žalia. Chlorofilas. Visi žali augalai, kurie turi chlorofilą. Va tas chlorofilas ir daro gardelę prie visų kaulelių, o ten kalcis jau tuomet prisikabys ir kaulų tvirtumas iš karto padidės.
Už tai žmogų aš visuomet nereikia man netgi netikrinti, puikiai žinome. Jeigu tik kalcio kiekis sumažėjo prie jūsų stuburo ir jūsų stuburo raumenys palaikantis, stuburo slankstelius palaikantis raumenukai buvo horizontalūs raumenukai. Jeigu jie padarė eglutę, tai reiškia, puikiai žinau, kad tokiam žmogui manualinė terapija rizikinga, tuo labiau osteopatinė daryti. Nes pas jau kaulai tvirtėja, jau neprisikabina kalcis ir dalis raumenų jau atlyša atitrūkę. Tai va, mes niek nepasižiūrim vienas į kitą įsirengę, kaip mes atrodome. Ir ypatingai moterims vyrams, čia šitas atvejis rečiau, moterims prasidėjo krepakšinis periodas, kiekvieną metelį po 5-8% pas jis jau kalkių, tai yra stuburo slankstelių, kaulų tankis mažėja. Nu, čia yra išimtinis vienas dar atvejis, nemažėja tada, kada dar normalus, kada gyvena poroje. Čia yra, nu, čia atskira tema, aš jau dabar nenoriu giliai. Tačiau poroje gyvenantiems moterims, jeigu turi, ir dar normalūs santykiai šeimoje, tiek fiziniai, tiek psichologiniai, kaulų tankiai galima iki 70 metų moterį nulis. Vienišių tankis visuomet mažėja. Kaip taisyklė. Vat matot, kokie yra dėsningumai. Neverta kažkas tai sakė, kad vienas vyras yra ne žmogus. Viena moteris taip pat ne žmogus. Tik poroje jie įgyja žmogiškasias savybės. Dar biškį apie maistą. Ką jūs manot apie česnakų ir svogūnų valgymą? Visų pirma, šitie du produktai yra natūralūs antibiotikai, gana stiprus antibiotikai. Jie turi nenueiti iki jūsų storiaus žarnyno. Negali nueiti, nes jisai žudys visas jūsų bifido vadinamas gerasis bakterijas. Reiškia, motina gamta padarė po vieną skiltelę. Parai vieną skiltelę. Tačiau, kad česnakas turėtų visą savo funkcijas atliktų tokias, koksai jisai iš tikrųjų yra, jis turi oksiduotis prieš tai. Taip, kad česnaką pirmiausia tą skiltelį jūs nenulupkite, sutrinkit, suspauskit jo, sutrinkit jo, ir tegu pastovi kokią nors 15-20 minučių. Va, tuomet jūs nulupkite lukštukus ir jūs jau nekramtykite, mėlyje, bet prarykite. Su arbata, su vandeniu, su medumi netgi, kai kam nežinau. Prarykite. Garantuoju 99%, kad jokia erkė prie jūsų organizmų neis. 5-6 valandas gali būti ramus. Nes jūsų organizmas per prakaitą išskirs specifinės medžiagas, kurios akys nepakenčia. Koks atrodo paprastas dalykas, taip? Svogūnas taip pat. Svogūnas taip pat aktyvina, kai kurių čia ypač vyrams, hormonų gamybą. Didinam potenciją. Bet efektas jau didžiausias yra kepto svogūnų ir su kepto pomidoro. Ta turbūt jau žinote, ne? Girdėjote. Neveltamai senoliai visur, bet kokius įtroškinius ir ką darydavo, visuomet dėdavo ir svogūną, o jeigu mėsą tenas farširuoja, taip pat dėdavo česnaką. Supjausto gabalėliais ir palieka druskos, pipirų ir taip toliau. Tie 5 elementai, kur aš dažnai minėjau, turbūt jau žino daugumą moterų, nežino šeimininkės. Pagrindiniai dalykai, kurie turi pas jus stovėti ant stalo kiekvieną dieną. Actas. Actas visų pirma, obuolių, turint omeny obuolių actas. Nes obuolių actas yra riebalų rūgštis. Pagrindinė jos funkcija yra didžiulis kiekis. Ko? Kalio. Ir antras dalykas, jis turi savybę ištirpdyti jūsų kalcį. Paversi, paminiu. Štai, prikalbėjusi sako, arbatinuką valome su actu. Taip, o kodėl jūs savo kraujagyslius actu nepravalot, jeigu nevalgot raugintų produktų? O tai reiškia marinuoto obuolių actu, va, sakykim, kokius kopūstus, tai nieko, gerai, sveikai. Taip, labai gerai. Kopūstai savęs turi rūgimo produktų. Jeigu spirito actas, kaip būna netinka. Spirito actas naudoja dezinfekcijai, va, nuo skruzdėlių, grindis sluostykite, indus plaukite ir panašiai. Tai čia yra jūsų sintetinis spirito actas. O obuolių actą naudoja savo tik tai į skrandį.
ir salotas užpilkite, ką tik nori. Nu, vidutiniškai paskaičiuoti, ar žmogus, jeigu jis nevalgo raugintų produktų, į dieną turi gauti maždaug vieną valgomą šaukštą obuolių acto. Tai kas geria kartu su druska? Buvo saldžiarūgštis gėrimas. Nupirktą šaukštelį druskos, jūros druskos turi daryti, su visais 300 mikroelementais. Jūros druskos, šaukštą obuolių acto ir puodelį dalis vandens. Va taip vietoj šalutės išeitų. Himalajaus yra verslininko išmonė labai gera. Jo cheminis sudėtis lyguvės prie vieno su jūros druska. Plius geležies oksidas. Tikrą Himalajaus druskus gali nusipirkti, kiek žinau, tik Vokietijoje. Visos likusios šiandieną mūsų prekybininkai moka pagaminti, taip, kad jūs nepasveisit. Dar biškai grįžta prie česnakų. Va čia mes išgirdom, kad česnakuose yra tokio dalyko kaip arsenas ir nuodija žmogaus organizmą. Į ką negalima naudoti dažniau negu kas 5 metus. Vienas kentelį į dieną. Aš žinau žmonės, kurie su česnaku gyvena turbūt 30 metų, dar nenumirė. Nuo tokios dozės. O kodėl naudoja žmonės nuodus, tokius kaip ugniažolę, kitus nuodingus augalus. Ir nė vienas nenumirė nuo to. Mūsų organizmai adaptuojasi, prisitaiko, kaip ir jūs prie kitokių maisto sąlygų, taip ir prie česnakų, prie svogūnų, prie krienų ir panašiai. O tai galima išsišinti česnaką, nevalgyti. Nu, nemėlėja. Vis dėlto, nu kaip jūs atrodys nesitrynę. Atrodys gerai. O jūs pabandyti neišbandžiau, bet kad pavalgius nelino, tai tiksliau. O šitą jūs išbandykit ant savęs. Čia tikrai nepakenks niekam, niekam nenorės partneris su kuriuo einam gyventi. Prie jūsų priserti. Tai abu kartu. Ir patirpsim. Tai va, arba sako, jeigu valgo česnaką, tai valgykit abu. Gerai, dėstytoja, o kas antras produktas? Da išvardinkit tuos 5. Pirmas actas, Actas pipirai. pipirai, Ne vienas kosminis laivas be pipirų nepakils į kosmosą. Tai tokį didžiulį energijos kiekį turi pipirai. Labai stiprinis dezinfektorius, dezinfekuojanti medžiaga. Antras dalykas, tai labai daug turi energijos atsipalaidavęs juodasis pipiras. Visi teroristai žino, turbūt iš pipiro daro visus sprogmenis. O čili pipiras irgi visi skaito. Kas? neišvardijo. Dar neišvardijo. Visi pipirai kokie jie bebūtų. Visi pipirų žmogui reikia. Pipirus mėgsta kasa. Niekada neturėsit su kasa problemų, jeigu naudosit daug pipirų. Aišku, jums ant tai yra truputėlį peilis, bet, nu gal nevalgykime labiau, kasdien po 10 pipirų, bet po pipirą tai čia nieko baisaus. O kas trečias? Actas, obuolių minėjau, taip, actas pipiras. Krienai. Vitamino C pats didžiausias šaltinis iš Lietuvos augalų. Krienai turi dezinfekuojančių medžiagų, ypatingai krienus rekomenduočiau, kam yra problemas su sinusitais. Tarkuokite krienus. Kieno ašaros nebėga, krienus, lūpkis svogūnus. O ašaros, jeigu nebėga, krienai. Labai efektyvi priemonė. Nuriu visi? Dar tik tai 3. Išvardykit, ką užsirašėt. 4 reikia. Actas, krienai ir pipirai. Druska. Atrofloridas. Bet druską, sakyčiau, vartokite, mėlyje, tik tai jūros. Nežinau kodėl, kažkas tai iš tikrųjų yra. Mes laboratorijoje žiūrėjom, į druską deda grūstą stiklą. Ojei. Ir smėlį. Nu visiškas sąmokslas prieš žmonės. Visuose kampuose, visur, kur tik nori. Kažkoks nesuvokiamas. Kaip patikrinti dabartis, yra silicio oksidas, grūstas stiklas, yra kitos cheminės medžiagos, tačiau patikrinti labai sunku, nebent per tą osmoso filtrą išfiltruoti. Tai tokį būtų tik tai pasižiūrėti. Už tai, gerbiami kolegos, jums nerekomenduoja druskos, jie turime domenį tą druską, kuri yra su tom priemaišom. Už tai jūs vartokite be kamenoje, tą vadinamą, nors jinai nelabai švari, bet ten yra tokių dalykų, kaip kur gyvuliams duoda. Bet šiandieną ir aš pats daug metų naudoju, yra jūros druska, su visais 300 mikroelementais ir kalcium, magnis, fosforas, viską, ko mums organizmui reikia. Ir tos druskos reikėtų nedaugiau, mylieji, kaip 5-6 gramų suaugusiam žmogui prie 3% skysčių.
Negalima druskos vartoti, jeigu jūs vartojate mažai skysčių. Taip, kai skysčius negalima vartoti be druskos. Į kiekvienas sultis, kokias jūs begertumėt, morkų, pomidorų. Tarybiniais laikais atsimenat, viso per pomidorų duodavo druskos. Taip. Už tai, kad druska suaktyvins skrandžio sulčių įsiskyrimą ir viskas bus labai puikiai pravalyta jūsų kraujotakos sistema. Penktas koksai? Ko trūksta dabar organizmui, kad mūsų skrandžio sultis visos komponentus turėtų? Garstyčių, taip, mėlyjeji, garstyčių. Be garstyčių negali būti pašeimininkė stalo. Kodėl garstyčių kompresus dedat? Jis nuima skausmą. Todėl, kad jūsų organizme rodos trūksta sieros. Tuo labiau sieros rūgšties. Molotovas gamino tokį vadinamą, kaip anksčiau būdavo skrandžio sulčių, dabar jau niekur turbūt nėra vaistinėse. Pepsinu. Ten būdavo silpnos koncentracijos, bet būdavo, tai dabar vadinama Molotovo kokteilis arba carskaya vodka. Tai va, tai ten eina viso 100% skrandžio sultys. Tai va, žmonėms, kuriems yra problemų su skrandžiu, visuomet aš vis rekomenduočiau, šiandieną ir Vilniečiai pradėjo gaminti, gamina dar Klaipėdos Jūrininkų ligoninė laboratorijoje. Tad visų šitie komponentai eina tokie, kad būtų 100% tiksli skrandžio sulčių koncentracija su visom medžiagom. Va tokios reiktų. Ir kaip vadinasi tas skrandžio sultys taip, kad... Dabar jį vadina Molotovo kokteilis. Anksčiau tarybiniais laikais vadino pepsino rūgštelį būdavo. Dabar jos kažkodėl tai jau nėra. Patiems daryti nelabai nerekomenduočiau, nes ten tikrai reikia švarios sieros rūgšties, švarios azoto rūgšties, švariai išvalytos, ne tos pramoninės. Ne tik tai laboratorijose. Nu, dar gauna sieros rūgštį, man atrodo, gauna pieno kombinatai laboratorijos, kur tyrinėja ten. Cheminėse. Tai va, tie 5 visi elementai, mylėjai, jūs turi būti jūsų kiekvienai dienai, jūs turite į savo racioną įvesti. O dabar dar apie tą pieną. Visi vieni sako, sveika gaminasi gleivės, nesveika, bet kaip jūs... A jūs pabandykite į vadinamą surūkštį. Tokia yra skrandžio rūgščių, netgi paprasčiausia kas yra. Įpilkite saldų pieną. Sutrauks. Sutrauks. Iš karto. Tai va, tai jūs išgėrėte ant skrandžio tuščio pienų ir pienas virško kuo, kas einu. Klijai. Patys Ir tikriausiai. aplipdė jūsų skranduką visą. Vaikams mažiems dar galima, kadangi pas juos yra fermentų, kurie suskaldo dalinai kazeiną. Vėliau, po metukų laiko, viskas, kaip tai japonai sakydavo, žmogaus pienas žmogiukui, karvės pienas karviukui. O jeigu mama maitina vaiką virš metų? Gerai? Motinos tai gerai. Motinos gerai, kadangi visų pirma turėkite omeny, kad motinos piene yra 8%, 3% vandenilio peroksido. Kodėl už tai maitinamas kūdikis ilgai turi stiprią imuninę sistemą. Štai pas mus vandenilio peroksidą pradėjo žmonės vartoti gerti. Nu, čia yra, kad Bet pienas Molotovo rūgštus Neumuvakino visokius- metodikoje vandenilio peroksidą vartot. Aš jį rekomenduoju tik tokiu atveju, jeigu pas jūs yra disbakteriozės storiam žarnyne, laikinai statyti, bet pirmas rodiklis tai pulsas. Jeigu jūsų pulsas iš ryto prabudoti yra virš 60, tik tuomet galim naudoti vandenilio peroksidą. Bet žmonėms, kuriems yra išpjautas jau apendicitas, kuris gamina taip pat peroksidą, kurios motinos nemaitina. Nu, čia yra išimtinis vienas atvejis, kada vandenilio peroksidą mūsų organizme kas gamina. Bifidų bakterijos storam žarnyne, kaulų šūkai, kaulų gamina, apendicitas gamina ir dar išimtinis atvejis motinos krūtyse, pieno centruose gaminamas vandenilio peroksidas. Myliosios motinos, motina gamta jums apdovano dar vieną dalyką, kurio vyrai neturi, tai jeigu jūs nustojote kūdikį maitinti ir jūs darote masažą ir toliau įsiskyręs vandenilio peroksidas eina pas jūs atgal į kraują.
Ir jūs turite labai stiprią imuninę sistemą. Bet dėja pas mus niek masažistai nedaro. Ir pačios netgi turbūt nežinau, kaip tai daro savį masažą. Nors yra išleistas vadovėlis į lietuvių kalbą, vidaus organų masažas. Tai ten labai gražiai parodyta, kaip tai turi būti atliekama. Tie, kurie pas mane lankosi ir praeina kursas, tie, kurie mokosi, aš visiems parodau, kur šiandieną kaip gali moteris savo pasidaryti, jeigu jau partneris toksai, kad jam vienodai rodo. Pavyzdžiui, Indijoje čia yra partnerių pareiga. Ir pas ginekologą moteris vis dar vedasi savo vyrą. Ten nėra partnerių viena pas mus. Nes turime duomenį, šiandieną mokslas patvirtino, kad 70% jūsų moteriškų negalavimų yra iš vyrų kaltės pusės. Nu, gal nesakykime tiesioginė prasme iš jų, bet nuo jų priklauso 60% jūsų sveikatos būklės. Vienas dalykas nežinojimas, informacijos stoka, o kitas dalykas, tai jau tegu vyrai pagaliau, ką mes į vyrų pusę, tai yra vyriškas egoizmas tos, kad aš vadovaujasi daugiau vadam patino patelės dėsnio. Patino dėsnis koksai kuo daugiau apvaisintis. Neatsižvelgiant į savo patį. Tačiau gyvenimas pasaulyje truputį kitaip vyksta visas procesas. Nu, čia mes dabar nelįsim šitą sceną, čia kada tarptautinėje konferencijoje skaičiau pranešimą šitą temą hormonai varomo jėga, tai vienas iš Baltarusijos atstovas labai gražiai pasakė, vienintelis sakė, kuris išdrįsai kalbėti be tabų. Štai, kad pas mus dar vis daug kur tabų yra. Ir šitą temą mes labai nenorim kalbėti. Nors puikiai žinom, kokį didžiulį procentą mūsų jėgų, tiek vyriškų, tiek moteriškų, sudaro vienas kito nežinojimas, informacijos stoka arba pavadinti. Kiek mes laiko turėjom? Dar turim daug. Pratęsti. Tik jau geriau ir pietų nevalgysiu. Tai kad jau pietų. Aš viena moteriškė, kad čia reikia apkūnėsnį, žinot, kaip pasakė, paklausiau, kiek kartų jūs valgote. Paskaičiavo, tai sakau, vieną kartą. Rytą kaip pradėtų vakariau užtai. Ta palieka nuostabaus, kad mes šiandien dieną susimaišome laikę. Galima dėl jodo paklausti, sako, lietuviai gauna per mažai jodo. Ir deda dabar druską ir visų jodo. Mielieji, dabar taip, aš jums paaiškinsiu, kaip pasitikite jūsų organizme jodo. Jodas visų pirma yra, kada jis pavojingas, kada yra padidinta radiacija. Radiacijom fone jodas vyksta radioaktyviųjų jodo ir mūsų organizmą tuomet jau jisai ima ardyti. Patikryti jodas, kaip jodo buteliuką paimat spiritinių, su tuo vatos pagaliuku ir ant rankos prieš einant miegoti pasidarykite vieną brūkšnelį, šalia 2 ir 3. Ir vat pažiūrėkite, ką jūs esate ryte prabudę. Jeigu pas jūs nieko nebeliko, reiškia jūsų 100% vėluotų. Jeigu pas jūs to plono neliko, liko tik dusturėjai apie 50%. Bet jeigu pas jūs nieko, viskas kaip dėjau, taip ir liko, reiškia jokio jodo ir joduotos druskos, bėkite kuo toliau. Pasitikrinkite. Kiekvienam žmogui individualiai. Ypatingai tam, kam yra problemų su skydliauke, tai va tiem gali būti jodo stoka. Ir taip, kad nusaskydliaukę tikrinu visiškai kitais metodais, tačiau turėkime duomenį, kad jodo nereikėtų per daug naujautis. Mano gydytojas skydliaukę, kuris prižiūri jau 5 metus, man griežtai draudžia vartoti druską su jodu. Tai jodo jokio. A dabar pas jūs skydliaukė yra? Nu, nenusiteikit, aš jums pažiūrėsiu, kas ta priežastis, dėl ko jinai yra. Tas skydliaukė. Bet nieko skydliaukė, mėlyje, neatsiranda. Visų pirma, tai yra kur problema? Kaklo 7-asis jų krūtininis pirmas pasia laiptukas va. Ir šito vieto va šis laiptukas suspaudęs skydliaukės valdomai nėra. Va taip. O jis valdo visus skydliaukę. Vat kairioje pusėje jaučiat musgelis? Dešinė? Nieko. Kairėje yra. Jeigu aš dabar atstatyčiau jūsų slankstelį va šitos į savo vietą, tai tuomet iš karto kas? Dingtų šitas musgelis.
Ne iš karto per mėnesį. Ir galima atstatyti be jokių vaistų, be nieko. Va šitokio atveju, kada pas žmogų yra va šita problema, pas jį kas atsitinka? Viena pusė, kairioji pusė, ajajai. Dešinioji pusė nieko. Taip? Už tai, kad kairė pusė pasimazga susiformavo. Ir pas šitokį žmogų visuomet kas yra mažieji pirštukai. Silpni. Atkreipė dėmesį. Vat palaikykit, nieko prieš, kad kiti matys. Suspauskit pirštus tiek, kiek reikia. Aš vėl bandysiu praskeisti prieš įgydės, kiek tik turit sveikatos. Vadliukas. Antras. Laiko. O mažiukų. A dabar pažiūrėkit, ką aš jam padarysiu. O dabar aš tą slankstelį pirmą pagėdėsiu truputį, paskusinį. Ojejaja, ne? Vat kad jis nenori, va toliau spaudžia, nieko. A va ties pirmo, antru, kur valdo jūsų skydliaukę, jis labai nenori eiti į savo vietą. Va, iš vienos pusės, iš kitos pusės. O osteopatai šitaip įdirba. Jūsų skydliai, kai bus atstatyta į savo vietą. Pas jūs dar kairioji ranka yra silpnesnė. Taip? O pačiam žmogui galima Ne. va čia va pasitrėmėti? Va ta vieta, kai jūs pati nepasidarysit. Pas jūs pasidaro raumenų lankas, kaip vadinam. Jūs įtempia šitą raumenį, įtempsit ir tą raumenį. Ir jūs nieko nebepadarysit tokiu atveju. Va šitą mes jį išjudinsim. A dabar rankas už galvos sunelkit pirštukus. Taip. Va jūsų laikysena. Va mielas jūs. Va čia jūsų laikysena turi. Krūtinis centrinis taškas į barzdą. Va vienoje tiesėje. Va šitai mes turėtume vaikščioti. A dabar pasižiūrėkit. Jeigu raumenys kaklo va šičia bus tvarkingi, jums nereiks tenais prievartauti savęs. Dabar dar yra, čia jau kitas yra. Nu, nesakysiu, aš paskui pasakysiu atskirai. Taip. Antrasis slankstelis. Kairioji akis jūs silpnesnė. Nešiot akinokos? Nu, kišenė nešioju. Kišenė. Bet kairioji akis silpnesnė, taip? Taip, už tai, kad va kairės pusės tarp antro trečio slankstelių, va, ajajai. Aš šitą pasimą tai nėra. Taip diagnozuoju, va, kas tik papuolė man žmogaus, kuriame aš problemą. Va, žiūrėkite, dabar vadinasi ne. Nu, dabar duokit savo ranką. Laikykit suspaudę, kiek tik turit sveikatos. Taip, taip. Taip, turi būti pasveikas. Jeigu norit pasitikrinti savo skydliaukę, ranką įvedėt ir pokšt. Va taip bus jūsų geras skydliaukė. Jeigu jinai liko, ir ką žiūrėt. Ir va šitokio metodo aš visuomet per 10 minučių, 3-4 seansai, žmogus meta visus teroksinus, jeigu dar neišoperuota. Kogi masažai brangus, ką daryti? Daryti. Daryti. Jeigu nori gailės pinigų. Leiskit paklausyti, kiek jūs investuojate į savo sveikatą. Nelabai daug. Kiek ant vyno, Bet su skydliauke. kiek ant cigarečių, Nieko. kiek ant dar kažko tai. Taip, kas mylėjo. Vieną kartą į pusę metų, 2-3 seansus nueit, A, tai nedaug. jeigu jūs neužleisit. Įdirbsit patys, va tas ir kur aš pati rekomenduoju tos pratimukus. Jeigu jūs darysit, susikoreguosit savo mitybą ir judėjimą ir emocijas, 3 banginiai, ant kurių laikosi jūsų sveikata. Judėjimas, mityba, emocijos. O pavyzdžiui, vaikam nuo kiek metų galima daryti stuburo jau kažką su stuburu? Nuo gimimo dienos aš darau. Paguldyt vaikas gimė, pasigalvyti turi eiti viršų. Jeigu pasigalva guli ant šono, mielusius, galime sakant drąsiai sakyti, tai yra nutrauktas kaklas. Mūsų akušerių brokas. Ką mūsų močiutės darydavo? Ateina šiandien pas mus žmonių, kurie su nutrauktų galvą. Galvos skausmai, migreniniai skausmai, nieks nebato, kame reikalas. Kiek vaistus geriam? Tarp jūsų kaukolės į pirmo slankstelių tarpas 2 centimetrai. Lieko neapsaugotas, va tokiam žmogui negalima jokių aerobikų šokti. Negalima staigių judesių daryti.
tai jūs iš vis galite netekti kojų valdymą. O tai pavyzdžiui, kai tas slankstelis ir jau dabar, pavyzdžiui, jeigu pas mane toks slankstelis nuo kūdikystės. Ištemti. Bet Kol dar kaulų retėjimo nėra, aišku, ilgesnis amžius, bet mes paprastai yra metodika, va Nerijus, man atrodo, dirba šitą sritim, vat jų reikėtų pas Nerijų, pas jūs irgi slankstelius etapas. Ir atstatyti, atitraukti į vietą. Aišku, per vieną dieną, per vieną seansą per to nepadarysi, bet šitą dalyką pastatyti galima. Ypatingai jauniems žmonėms ir aš tai paprastai, dėl to 2 metus pradirbau pirtyje, baseine, ir matau, kad žmonės tokie problematiški, tai aš juos pirmiausia į sauną pasišildį, paplaukioju, vėl pasišildį, jokio šalto vandens po sauną. Ir iš karto į masažą. Kaip lengva atstatyti savo visi slankstukai, savo kaip nori, taip judyk. O ką tada masažą, kiek laik padaryti norint skydriaukės reikalą sutvarkyti? Pavyzdžiui, vakar masažavo, kada dabar? Kas antrą dieną reikėtų? Kas antrą dieną? Kas antrą dieną. Dienų per mažai vis gal. Nu ką darysi, mėlyje, čia jau žiūrint iki kiek. O paskui, nieko, daugiau nebereikia jų daryti. Jeigu atstatyti savo vietą, jūs žinot visų pirma, kad jūs sąlygoja va šitas išėjęs slankstelis, o jis paprasčiausiai dėl ko? Kas čia nori pas mane pabandyti? Nu, ateikit. Pažiūrėkim, kaip žmogus stovi, visi matom. Krūtinė, žinom, centrinis taskas, išvedam vertikalę. Va čia turėtų būti pas sveiką žmogų bazda. O šitie visi, jau dabar kaklos lankstukai va šičia va, gražiai vienoje tiesyje. Ir tokiu atveju pas jį tikrai problemos skydliaukėje šičia turbūt nebebus. Pasižiūrėjau. Faktiškai tai gali. Tai va, jeigu žmogus šitiem ir vaikščioja ir dirba sėdi. Ir dabar pasiduokit savo, pavyzdžiui, kairę ranką, kuris sėdi. Nes tie gal kažkiek tai laiko tvirtai. Aš ją spaudžiu, kiek turit sveikatos priešinatys. O tai, puikia ranka, ne? Puiku. Atsisėdot prie kompiuterių. Dabar duokit savo ranką. Vienu pirštu spaudžiu, priešinatys. Tai ką reiškia mūsų laikysena. Pastebėkite, kaip moteris už vairų sėdė. Aš nenoriu šitos jo giminės paties pasakyti, bet kaip pastebėkite. Kaip mes prie kompiuterių sėdim. A jūs žinot, kad knygą skaityti reiktų. Kaip gulint? Ant pilvų. Ir jūrose skaitot. Va, jūsų galva. Va, jūsų kaklas. Va, jūsų visas atsilaušė į savo vietą. Va, šitą užvirtot ir viską. Dar sėsti. Mato, ką reiškia mūsų laikysena. Iki tiek mes, o jeigu metai nuo metų, sėdim. Ne tik tai kaklas. Moterims čia. Kas atsitinka su krūtimis, mėlusios damos? Kada jūs raumuo krūtį palaikantis nuo raktikaulių. Po 20 metų, ir tas sakė, kur čia buvo? Tai kompiuteriu. Pačios į savęs ir juokimės. Iš ko juoktis dabar? Pačios į savęs ir juokimės. Trumpai, nežinodamas galiu pasakyti, jeigu motina gamta sukūrė žmogų, tai tegul jinai natūraliai maitina, šildo, rengia ir gydo. Tai nelaimingas tas, kuris pažeidžia šią gamtos harmoniją. Taip, kad jis visus kviečiu. Judėjimą, į geras emocijas, skaniai pavalgyt. Kas nevalgė? Sveikai. Gal aš nevalgiau, ką jūs ten žinot. Taip kad klausimų tikriausiai jau neliko.